tarnyba įtariami organizavę rinkėjų balsų pirkimą. Politikų namuose, automobiliuose, kitur atliktos kratos. Yra užfiksuoti telefoniniai pokalbiai, SMS žinutės tarp šitų minėtų kandidatų ir kuriuose galima yra aptariamo rinkėjų vežimas į balsavimo vietas ir atsilyginimas už balsavimą. Pas 3 rasta ginklų su šoviniais ir įtariama parako. Duomenis leidžia daryti išvadą, kad galimai buvo padarytos ir nusikalstamos veikos numatytos Baudžiamo kodekso 253 straipsnio 1 dalyje. Tai yra neteisėtas šaunamųjų ginklų, šaudmenų, kitų straipsnio pavadinimas, bet esmė yra šaunamieji ginklai ir šaudmenys. Neteisėtas disponavimas jais. Prokuroras neatskleidė, kiek sumokėta už balsą, taip pat kol kas nesako ir kiek jų nupirkta. Viena iš įtariamųjų iš 4 numerio į 1 vietą pakilusi Inesa Kurkuvienė. Jos nesupranta, tik kas vyksta. Balsų ji teigia nepirkusi. Tikrai šitos informacijos nežinau ir niekaip negaliu pakomentuoti. Aš pirmą kartą tai dabar išgirdau, kad buvo aptikti kažkokie kvitai ar ginklai. Tikrai ne. Buvo tikrai šokas, kai atvažiavo daryt kratą. Kodėl? Išsitrauk, tu turi. Kam policja kawi? A to telewizor. Mon. A to co perkany? Nie. Aš ėjau mokėti, Ne. vaikai Aš išsimokėti. bileti patėjau. A, bod tai Moni. buvo, aš mokėjau, aš ėjau mokėti. Bona kurva. Kiek tik ėjai mokėti? Ne. Там пать. Дед, купил. Ну, греча. Slygelė savaitės komentarams net 2 kartus pažadėjo pakalbėti, kaip jiems sekasi valdyti, tačiau lemtingą akimirką pasipustė padus ir nebesakė į skambučius. Tačiau darbo partijos deleguotas meras ne vienintelis toks Lietuvoje. Į kelis skandaliukus įsipainiojęs ar įpainiotas yra ir Druskininkų vadovas Malinauskas, bet jis tikina, kad dažniausiai sėkmingai dirbančius merus nepagrįstai puola valdžią perimti norinti opozicija. Iš kitos pusės netgi galbūt galima būtų ir pasidžiaugti, jeigu tu 15 metų dirbi mero vadovauji savivaldybei ir tarybai ir didžiausias dalykas yra močiutės paveldėta sodyba. Tai nėra taip blogai iš kitos pusės. Su mažesnių miestelio vadovais nesutinka Vilniaus meras. Jis tikina, kad sostinėje kova dėl valdžios žymiai aršesnė, todėl dar ne vienas meras Vilniuje neišbuvo 2 kadencijų iš eilės. Pirmiausia, konkurencija ženkliai didesnė, ypač kalbant apie didžiosius miestus arba Vilnių. Skiria didesnį dėmesį ir konkurencija visai yra kitokia negu rajonuose. Pagaliau dideliame mieste yra galimybė ir tų kandidatų rasti arba pateikti, negu, sakykime, mažesniuose miestuose ir miesteliuose. Tačiau politologai tvirtina, kad dalis merų tikrai dirba sąžiningai, bet tokių mažuma mažose rajonuose valdžią merai išlaiko įbauginę aplinkybes. Jaučiasi pažeidžiami tų vietos valdžios sprendimų, mažesnė mobilumo galimybė, jie žymiai greičiau gali keisti savo darbus, jiems tas, sakykime, mažas miestelis rajonas iš esmės yra visas gyvenimas. Ir natūralu, kad miestelėje, kuriame gyvena 10-20 tūkstančių žmonių, yra žymiai sunkiau išdrįsti nes tu rizikuoji netekti savo darbo. Kasmet sudarinėjami savivaldybių reitingai, ilgamečio rajono merai nepatenka į geriausiųjų 10.